Jeigu mes norėsim mokytis atsparumo, greito mokymosi, lankstumo ir pastebėjimo gerų dalykų kiekvieną dieną, tai galim būti ir laimingesni negu 2016. Kaip nebijoti, kaip nepanikuoti, o gal čia yra normalu? Žmonės turi tokį klaidingą įsitikinimą, kad jeigu aš nerimausiu, tai kai ateis ta situacija, aš būsiu jai pasiruošęs. Tai tu savo sakai, stop, keičiam plokštelę mano dabar galvoj. Iš nerimas FM keičiam į racionalus protas grįžo. O ką daryti tiems, kurie dabar labai nerimauja, kad jų registrų centro duomenys tie nutekinti? Kaip susitvarkyti dar su šitų nerimo aktualiu? Tu visada turi tvarkytis su savo tom emocijom, kurias šiai dienai išvesti iš pusiausvyros labai lengva, kalbant apie emocijas ir apie jų valdymą, tai kariai irgi žmonės irgi patiria tas emocijas. Na tai ką, dar vienoje Krašto apsaugos ministerijos tinklalaidėje Kas ir kam. Šiandien turime psichologę, atsargos majorę Rositą Kanapeckaitė kartu šiandien su mumis. Aš pradėsiu iš karto daktarė. Paminėjau, kad daktarė. Čia labai svarbu tikriausiai, kaip pristatinėja, tai sukelia žmonėms iš tikrųjų lūkesčius iš karto. Va, žmogus autoritetingas, kuris tiksliai pasakys taip, kaip yra. Tai aš ir paklausiu jūsų, kaip čia yra. Gavome visai neseniai pranešimus į telefonus, kad skelbiamas galimas oro pavojus grėsmė Lietuvoje. Kaip reaguoti? Kaip nebijoti? Kaip nepanikuoti? O gal čia yra normalu? Tai jau šitą temą turbūt atsakinėjau labai daug kam asmeniškai ir kaip reaguoti. Tai labai gerai paminėjot, kad gavom pranešimus. Ir pranešime gavot ir ką daryti. Tokia žinutė buvo. Eiti į priedangą, susirasti saugią vietą. Susirasti saugią vietą. Ir aš manyčiau, kad svarbiausia yra vykdyti tuos dalykus, kurie yra parašyti tavo žinutėj. Ir žiūrėti į tai rimtai ir tą ir daryti, kas parašyta. Tada išvengsim tos masinės tokios panikos ir nedidinsim nerimo savo ir savo aplinkoj. Dėl to, kad jeigu tu pradedi kvestionuoti, ar tai tiesa, arba kad man dėl to nieko nebus ir aš niekur neisiu, tai tu kovoji su sistema visuomenės informavimo, bet iš kitos pusės, jeigu tu esi ne vienas, tarkim, esi su kolegom, nes buvo, kurią gavom tą žinutę, tai buvo darbo metas ir aplinkui buvo kolegos ir vaikai, jeigu kas tokių turi, o turi dauguma, buvo darželiuose, mokyklose, kitose ugdymo įstaigose, tai svarbiausia yra žiūrėti, kas parašta žinutėj ir tą daryti. Tai eiti į priedangą šiuo atveju, kur buvo. Jeigu tu manai, kad tu esi kažkoks ypatingas ir tau nereikia to daryti dėl to, kad tu ten kažkoks gimiai po laiminga žvaigždė ar turi kitų įsitikinimų, tai tu prisiėmė atsakomybę, kad tu taip manai ir tu darai taip, kaip įsivaizduoji. Tai aš nejau niekur ir laukiu. Ne? Dar labai dažnai kyla nerimas ne tik dėl savęs, nes mes labai dažnai mąstom ne tik apie save, bet ir apie kitus, dažniausiai savo artimuosius ir ypatingai tiems žmonėms, kurie turi vaikų. Matėme, kai kur ir ta masinė isterija, galima sakyti, prasidėjo, kai vaikai buvo išvesti į stadionus, tėvams buvo liepiama atvažiuoti jų pasiimti, tas pamokas institucijos neabejotinai išmoko, mokyklų, švietimo įstaigų vadovai neabejotinai išmoko, tai buvo tikrai geros pratybos visai Lietuvai, bet kai tu turi artimuosius, kurių negali kontroliuoti arba tu jų nematai šalia, kaip su tuo susitaikyti, kaip rasti tą balansą? Tai aš sakyčiau, kad jau prieš, čia buvo labai gerai pasakėt, labai geros pratybos ir pasimatė, kas kur ten buvo. Ten masinių tų klaidų
nebuvo, jeigu mes neskaitytume 6 antraščių žiniasklaidoje apie tą patį 1 ar 2 vaikus, kurie galimai ten nualpo, kurių kaip ir nieks labai nematė arba neprisipažino, kad jie ten buvo, bet toks didelis burbulas buvo iškeltas, o kiek tenais tų vaikų buvo verkiančių ar 1 ar 2, neaišku. Aš savo akim nemačiau nei 1, nei 2, nei negirdėjau iš artimųjų rato, kad jų vaikas būtent buvo ten tame stadione ar kažkur. Man irgi neteko girdėti, čia yra klausimas, galbūt jeigu viskas vyksta gerai, tai tas ir nėra pranešama, tai galbūt yra ir institucijoms, ir tuo pačiu metu ir žiniasklaidai tam tikra pamoka, kad nereikia rašyti apie vienetinius atvejus, nereikia skelbti apie vienetinius atvejus, kurie neša nepasitikėjimą, abejojimą ir galbūt nerimą dėl savo paties saugumo. Bet kaip mes galim tą užtikrinti? Dėl to, kad jeigu žmogus labai viskas tvarkoja, jeigu tu pasikalbi su artimaisiais, mes jau turėjom, vienas pratybas turėjom, jos baigėsi kaip ir gerai, išmokom pamokas, tikimės, kad tos mokyklos ar ten iki mokyklinio įstaigos, kurios atseit arba žiniasklaidos manimų sureagavo kitaip arba tėvų manimų, tai jos pasidarė savo pamokas ir sekantį kartą, kai bus sekanti žinutė visuomenės informavimo, kad jos imsis kitų priemonių ir tų išmoktų pamokų. Žinot, kariuomeniai labai yra tas terminas išmoktų pamokų. Tai čia viskas yra tvarkoj, bet labai svarbu dar, jeigu tau rūpi tie tavo artimieji, tai ir tu žinai, kad mes kokiu laiku dabar čia džiunglėse tokiuose dronų gyvenam, tai galbūt galima būtų ramiu laiku tą dieną, kai tu tos žinutės negauni, su tais artimaisiais aptarti, ką mes darom, kai mes gaunam tas žinutės, tiek su tėvais, tiek su vaikais. Aš sakyčiau, kad vaikus reiktų mokyti klausyti mokytojos, darželio auklėtojos arba vyresnio žmogaus, kuris yra su jais toj patalpoj tuo metu, kaip ta žinutė ateina. Dėl to, kad jeigu mes dar pradėsim skambinti vaikam, kai esam patys priedangoj ir sakyt, kad žinai, čia tavo mokytoja ne tai pasakė ir čia ta vieta tikrai nėra priedanga, tai ką tu darai? Tai tu tą vaiką įvedi į dar didesnį nerimą ir į chaosą ir tu supranti realiai, kad čia yra tavo nerimas, vaiku pasirūpins tas suaugęs, kur jisai yra, o tu tik tai dar pradedi vadovauti tai mokytojai ar kažkam mokyklai, kad jie kažką ne tą padarė, tas vaikas visiškai pasimetime. Ir jeigu vaikų 30 klasiai ir jiem paskambina 10 tėvų ir visi sako skirtingus dalykus, tai įsivaizduokit, kaip tai mokytojai, kuri viena su 30, reikia suvaldyti jų šitus gerai, negerai, blogai, ką dabar daryti ir panašiai. Tai mes realiai turim padėti tom įstaigom ir institucijom daryti savo darbą. Martynai, tu grįžęs namo, turėjai pokalbį, kaip galbūt reaguoti su artimaisiais, apsikalbėjot? Taip, žinoma, manau labai svarbu ir reikalinga turėti tą tokį pokalbį, tik tai man klausimas, kur yra linija brėžiama turėtų būti, kur tas sveikas budrumas, pasiruošimas ir kur jau yra perdėtas nerimavimas, kaip čia, ką reikės daryti, per kur, kada jau šiek tiek reikia staptelti ir pasakyti savo, gal aš jau čia truputį per daug nerimauju ir gal čia vis tiek. Gal nereikia visų grikių ir ryžių išpirkti iš lentynų? Tai pradėjom nuo tos visuomenės informavimo žinutės ir nuo to nerimo, tai kas tas nerimas yra ir kad mes čia apie tą patį šnekėtume. Tai jeigu imsim tokį nerimą, kuris šiai dienai turbūt mes visi jį turim dėl kažkokių tai dalykų. Nes nerimas tai yra apie ateitį visada. Nes nerimas atsako klausimą, kas jeigu rytoj, poryt, už savaitės kažkada į priekį. Ir aš bijau, kad bus blogiausias arba blogas variantas kažkoks. Arba aš kažko tai neteksiu, arba kažką tai reiks keisti, galimas pokytis, mano apribojimai, pasikeis mano gyvenimo kokybė, komfortas, aš galiu netekti artimųjų, arba dar kažkokie suvaržymai gali būti.
Ir nerimas tai yra bandymas šiandien, dabartiniu momentu išspręsti situaciją, kurios dar nėra ir gali būti, kad jos ir nebus. Jis visą laiką yra apie ateitį ir mes skiriamės savo tuo nerimo lygiu ir tuo nerimavimu. Tik tiek, kad šiai dienai, nežiūrint į tą mūsų geopolitinę situaciją ir, tarkim, tas visuomenės informavimo žinutės, nuo kurių pradėjom, tai mes turim tos nežinomybės dėl daugelio dalykų. Tai paskutiniu metu buvo klimato atšilimas, paskui perėjo dirbtinis intelektas ir dar viso to kontekstas yra ta situacija geopolitinė ir ta vieta, kur mes gyvenam, kur mes esam šalia karo ir turim tokius kaimynus, kokius turim. Tai čia yra tik tai vienas iš tokių nerimo šaltinių ir jisai toks yra lėtinis, nes kai tu gauni jau žinutę, tai jisai jau yra toks, budrumas tas jau įsijungia toks tikresnis. Tai su tuo nerimu tvarkytis, aš manau, kad mes tam tikrų įrankių kiekvienas turim turėti nuolatos ir kiekvieną dieną. Kokie jie yra, kokie galėtų būti pavyzdžiai? Sportas? Tai sportas tai yra sportas, bet vienas iš tokių nuvertintų tų įrankių, tai pastebėti, kad tu galvojau pradedi kurti tuos serialus su visokiom blogom pabaigom ir pačiom blogiausiom ir prifantazuoji tiek ir sezonų prikuri, kad nei tai buvo, nei bus, nei taip gali būti. Todėl, kad kartais žmonės turi tokį klaidingą įsitikinimą, kad jeigu aš nerimausiu, tai kai ateis ta situacija, aš būsiu jai pasiruošęs. Bet realybė yra tokia, kad joks nerimo kiekis, kiek jūs benerimavot prieš kažkokį egzaminą, prieš kažkokią veiklą, prieš kažkokį operaciją ar kažką, jum tikrai nepadėjo. Jeigu taip atgal pasižiūrėtumėte į savo gyvenimą, kada to nerimo daug patyrėt, tai ar jūs daug ten nerimavot laiko prasme, ar ne, ar mažai, ar daug prikūrė tų serialų su blogom pabaigom, ar ne, nei vienas, nei kitas kiekis jum nepadėjo tos situacijos išspręsti. Bet atrodo labai lengva pasakyti, nereikia nerimauti, bet kaip tai praktiškai? Pastebėti, aš tai nesakau, kad nereikia, nes tai yra neįmanoma. Bet jeigu tu pastebi, kad tu jau pradėjai kurti tą serialą savo galvoj, kas būtų, jeigu būtų, tai čia yra dar toks noras labai kontroliuoti dalykus, kurių tu negali kontroliuoti. Tai tu savo sakai, stop, keičiam plokštelę mano dabar galvoj. Iš nerimas FM keičiam į racionalus protas grįžo. Ir tada pasitikrinam, kiek man, bet ne visi žmonės gali sustoti, nes jeigu tu labai užsiveli tą nerimą, tai tu rasi tiek sričių šiai dienai gyvenime, dėl ko nerimauti. Tai kas, neužaugs ten mano bulvės, ten dabar tas vaikas neišlaikys gerai egzamino, žodžiu, eis gatvių šluoti, ten dar kažkokių tai daug labai dienoje tų šaltinių, kur tu gali tą nerimą savo didinti, o kadangi mes turim tokių labai daug negatyvių antraščių ir tarkim, jeigu tą socialinę mediją seki, tai tu dar gali tą nerimą pasistiprinti, nes dėl vienos problemos bus parašyta 10 straipsnių su vienu skirtingu aspektu arba žodžiu ir jeigu tu juos perskaitysi, tai labai greitai tau atrodys, kad tai tiesa. Ir gyvenimas yra tokios baisios džiunglės, kad tiesiog neįmanoma gyventi ir tu su to padidintų nerimu ir kartais spaudimu krūtiniai, tai tu gali savaitėm vaikščioti, bet jis tampa nebepakeliamas fiziškai. Geriausia tikriausiai tiesiog žinot, ką jūs ir sakėt, pagrindinė taisyklė, kad kontroliuokim tai, ką galim kontroliuoti. Kas nuo mūsų nepriklauso, yra kiti žmonės, kitos institucijos, kam priklauso, jie pasirūpins. Tai čia, man atrodo, esminė žinutė. O gal kažkoks vis dėlto praktinis patarimas yra, gal kažkoks kvėpavimo ar panašiai metodas, kur galima save nuraminti? Aš labai nenoriu pasakyti konkretaus būdo, bet iš tikrųjų tuos būdus mes visi turim, nes mes ne pirmą dieną gyvenam ir nerimo situacijų esam turėję. Ir mes turim atsekti, kas man asmeniškai arba tau,
kas veikia labiausiai ir kaip tu gali arba tą dėmesį perkelti, arba elgesį pakeisti. Vat kad tiesiog iš to minčių rato ir iš tų katastrofų to serialo tu išeitum į kitą. Tuo metu, kai jisai tau kyla. Ir kitas dalykas, tai labai reikia riboti, ir informaciją, kurios šiai dienai mes, to perteklių turim. Kitas dalykas, jeigu tu matai, kad šalia kolega arba kažkas jau užsivėlė į tą nerimą, tai tu jį sustabdai ir pats arba išeini iš tos aplinkos, arba sakai, davai keičiam temą. Nes čia galim nuvažiuoti iki kapų. Rasita, turi tokių kolegių ar kolegų? Aš? Jūs, tai aš turiu, bet aš vengiu. Aš vis nebendrauju, į ofisą neina iš namų, aš susitvarkysiu. Ne, kartais man būna, žinot, tai psichologo darbas tai yra dirbti su tuo nerimu ir tam žmogui parodyti, kiek tu esi pažengęs ir tu gal mokslo daktaro laipsnį nerime galėtum būti pasiekęs jau iš tos galimybės nerimauti ir iš to, nes tai man visiškai nėra svetimas tas nerimavimas, bet man jisai labai nepatinka. Man ta būsena, jinai labai nepatinka. Tada aš galvoju ir kažkada tai jaunystėje, tai aš labai nerimaudavau laikant egzaminus ir tikrai mokiausi ir dar savo sakydavau, kad aš čia neišlaikysiu, tarsi jeigu pasakysiu visiems, kad neišlaikysiu, tai jeigu neišlaikysiu, nors taip neatsitiko, tai tada jie manęs ten, žodžiu, nenušvilps. Dėl to, kad aš būsiu pasakęs, kad aš čia neišlaikysiu to egzamino. Kitas dalykas, tai tu nerimauji dėl tau svarbių dalykų. Tai, nėra tokio būdo, kad jo iš vis nebus, nes tas nerimas, tai tave mobilizuoja veikti. Jeigu tu nenerimautum, tarkim, kad tau reikia tą egzaminą išlaikyti, tai tu ir nelabai ten ir mokintumės. Ta prasme, kad tau reikia mobilizuotis. Ir aš galvoju, kad dabar gaunu aš tą žinutę ir man nerimas dėl savęs, dėl artimųjų, tai ką aš darau? Aš einu į tą priedangą, kartu parašau į tą kažkokį tai čatą ar grupę, kur aš ten priklausau, giminė, šeima, vaikai ar dar ten kažkas, ką jūs dabar darot, kur esat ir ten taip toliau, nes dabar gavom žinutės eiti į priedangą, tai, aš pasirūpinu iš savo pusės tais žmonėmis, ką aš galiu padaryti toj situacijai. Bet nekeičiu tvarkos ir nekeičiu taisyklės. Neklausykit, niekur jūs čia neikit. Čia tas vienas dronas nieko čia nereiškia. Bet galim iš vis pažiūrėti tai kaip į pratybas, nes aš tai galvoju, kad dar kokius 3 kartus visai būtų gerai tas žinutės gauti. Realiai. Net susiorganizuoti, kad tai būtų ir vakare, kai jau nedarbo metas ir tavo vaiku tuo niekas nepasirūpins, tu pats turėsi rūpintis, ką tu darysi, kokią priedangą eisi ir jeigu savaitgalis ir panašiai. Tai čia yra daug galimybių, kada tu tą žinutę gausi. Tai pasižiūrėti, kur čia tavo priedanga, kai tu esi darbe ir kur ta priedanga arba kur patalpa 2 sienų, kur yra pagal tą taisyklę namuose. Tai kodėl nepasipraktikavus? Užsiminėt apie socialinius tinklus ir jų žalą, ar galėtų būti toksai patarimas gal prieš miegą neskrolinti tiek to telefono ir iš karto atsibudus nesigriebti už telefono, gal tai irgi padėtų šiek tiek spręsti. Martynai, ar pats taip darai? Aš visada su telefonu, geriausiai. Bet pats, žinau, Instagramo nenaudoju, tai gal padeda tau. Mano buvo geriausias COVID metu padarytas dalykas, tai išsitrintas Snapchatas, Instagramas ir trumpam iš vis net ir Facebookas nenaudotas. Tai tas ką mes ir kalbėjom, kad nuo manęs nepriklauso ta globali pandemija, kaip jinai toliau, kaip jinai vystysis. Aš laikausi rekomendacijų ir viskas, bet tu atsiriboji nuo to viso triukšmo. Tai man padėjo, galbūt kiti norėjo sekti viską, žiūrėti, tai jūs nuramino, bet tai man tai labai, labai, labai stipriai padėjo. Dabar darbas toks, reikia būti prie tos medijos triukšmo daugiau, nerimo daugiau, bet aš tai labai norėčiau bent valandą iki miego išsijungti telefoną ir neturėti jokių push notificationų. Padėtų? Tai turit dar tos notification? Eina. Dabar turi. Bet toks darbas, prasme, čia... Tai tikrai padėtų ir vakar skaičiau, tik antraštę skaičiau, neatsidariau to straipsnio, kad tas skrolinimas, kaip ten džiovina smegenis berods,
kažkas tokio. Tai galvoju, savaitgalį reikės pažiūrėti iš tyrimų perspektyvos plačiau, nes vienas straipsnis dar nieko nerodo. Bet tarkim, aš tai galvočiau, kad valanda prieš miegą ir valanda prabudus tai būtų labai nebloga higiena tų smegenų ir savo nakties miego apsaugojimu. O ryte tai to nedaryti, nes tu turi tas produktyvę tą valandą. Tai ar gali kažkokį, tokį geresnį dalyką padaryti. Nes, čia jūs galite išsibandyti. Pasižiūrėti, pavyzdžiui, dabar nesenai čia, tarkim, buvo Eurovizija. Ne? Tai jeigu tu rūpinėsi savo miego laiku ir kad tu tiek miegotum, tai realiai, ką tu ten labai gali padaryti tam. Taigi atsikelsi ir žinosi, kas laimėjo ir kurioje Lietuva vietoje. Aš tai ne, man čia toks... reikia žiūrėti. Tai gerai, jūs dar jaunam amžiui galite mažiau miegoti. Bet užmigau vidury. Bet iš tikrųjų, tai ką tu gali pakeisti. Nes balsuot gali. Ne, tai čia taip, jeigu tu balsuoji ir tikrai aktyviai, tai viskas valio, galima net atsikelti vidury nakties, užsistačiu žadintuvą. Sutinku ir pritariu. Bet tiesiog, kalbant apie tas žinutes ir apie tas situacijas ir apie tas besikartojančias antraštės, tai čia veikia kaip kažkokia propaganda, kur tu tiesiog ten kažkas tai rašo, atnaujina, nors iš tikrųjų nieko ten neatnaujina, tą patį parašo, tik tai kitas šaltinis, o tu ieškai, kad tu čia kažko nepraleisi ir kad būsi tos situacijos valdytojas. Nei tu ten valdytojas, nei ką. O kitas dalykas, tai žiūrėkit. tą žinutę mes gavom praeitą savaitę. Taip, praėjo jau savaitė. Nerime mes galėjom būti 1,5 valandos, kol gavom atšaukimą. O kiek mes savo norų buvom tam nerime po to dar? Gerokai per ilgai. Apie tai, kad jeigu būtų buvę, kas ten būtų buvę ir kaip ten kas ir kiek mes laiko atrajojam tą pačią situaciją, kuri jau tikrai pasibaigė ir dabar mes iš jos pasimokėm, išmoktą pamoką išsitraukiam, ką darysiu kitą kartą ir viskas. O mes ieškom kaltų, kokia ten institucija, kokia įstaiga netaip sureagavo. Koks tenais, kokia mokykla jau ten ta nenaudėlė, kur ten netaip pasielgė. Kurį čia direktorių atleisti reikia. Taip, kur ten, kas tenais, mes ieškom kaltų vietoj to, kad mes, pamoka buvo, žiūrėk, dar ten Petras, Jonas ir Antanas padarė tokias klaidas, tai reikia jų nedaryti. Tai kitą kartą aš jau to nedarysiu. Išmokom pamoką, susimokėjom nerimų, laiku ir galvojimu apie tai ir einam toliau. Savaitė praėjo ir dar daug kas šneka apie tą pačią 1,5 valandos nerimo ir toliau mes tame knisamės ir mūsų nuotaika nuo to nelabai pagerėja. Reikia turbūt turėti omenyje, kad daug kas siekia išnaudoti tą tavo nerimą, siekia pasinaudoti situaciją, tiek ir žiniasklaida galbūt šiek tiek ir politikai taip pat. Nepabijokim, kad ir priešas, ko labiausiai nori, ta pati Rusija, skaldyti visuomenę, nešti kuo daugiau chaoso į mūsų visuomenę ir tokios jautrios situacijos labiausiai ir yra naudingas priešams, o ne mums. Ir marketingo nepamiršti. Ir marketingui. Nes daugiau tada perka žmonės, ar ne? Taip, daugiau vartoja, nes yra verti gerų emocijų, o tarkim tas vartojimas ar ten maisto, ar drabužių, ar naujo baldo, kartais atrodo, kad jisai gali kažkiek tai pakelti nuotaiką, nors tai yra labai trumpai ir tas nerimaujančios visuomenės pirkimai ir pinigų leidimas yra tikrai kitoks negu ramiai gyvenančios ir besimėgaujančios gyvenimą. Mes po šių incidentų sakom, čia yra nauja realybė, reikia susitaikyti, tokia nauja realybė. Kaip visuomeniai susitaikyti su ta nauja besikeičiančia realybė? Jau atrodo susitaikėm su COVID realybė, kokią turėjom, dabar COVIDas baigėsi, dabar vėl mes taikstomės prie kažkokios naujos realybės. Kaip žmogui jaustis, kai tau pasako, tai čia nauja realybė, susitaiky, kaip priimti tą naują realybę? Tai tas priėmimas turbūt ir yra pagrindinis nerimo
ir pasipiktinimo sistema, pasaulio tvarka ir viskuo trikdys tos realybės priėmimui. Tai čia lygiai tas pats, kas mes dabar turim papildomų nerimo ir streso šaltinių, kurių neturėjom, tarkim, 20 metų prieš. Ar ne? Nes, niekas negalvojo, kad mano vaikai arba aš pats gyvensiu tokioj realybėj ir tokioj visuomeniai, kaip esu šiandien, bet, tu daug ko negalvoji, kai tu esi tam tikram amžiui ir turi tam tikrą patirtį ir tam tikrą informaciją. Dabar tai čia atsirado kaip, tarkim, ir COVID-as, ne? Tai jisai, kol atsirado, tai tos realybės nieks nepriėmė iki galo ir kai kurie nepriėmė iki šiol. Ir visą laiką turėjo paaiškinimą, kad čia kažkokios sąmokslo teorijos, kažkas čia sugalvojo, už to slypi kažkoks barzdotas diedas ar dar tenais kažkas ir kažkas ten stumdo tas visas kaukių sistemas, vakcinų sistemas ir ten taip toliau. Tai dabar irgi yra visiškai taip pat dėl to, kad žmogus, jis ne tik tai, kad atsiranda naujas kažkoks stresorius, tai tarkim kaip karas, ne? Kai visi traukti, jau mokslas įrodė, kad net jeigu tu esi ne fronte, o tavo šalyje vyksta karas arba kaimynų šalyje, tai tu vis tiek, patiri streso, sunkumų ir kažkokių tai negatyvių pasiekmių vis tiek tau kyla. Tai dabar, kai mes visada gyvenom su tais pačiais kaimynais. Mes čia neatsikraustėm vakar, ne prieš savaitę. Ir tai, kad mes naiviai tikėjomės, kad jie bus ramus ir draugiškai visi gyvensim, tai mūsų toks buvo pasirinkimas, taip manyti ir turėti tokius įsitikinimus. Dabar mes matom, kad tai yra papildomas stresorius. Tai ką daryti, tai reiškia, kad tiesiog taip yra. Nes lygiai taip pat, kai tu gyveni ir tau atsiranda kažkokia tai, nežinau, diabetas, kažkokia kita liga arba dar kažkas. Tai tu gyveni su tuo. Ir tu dabar gyveni su tuo papildomu stresorium, kuris yra toksai ir priimi jį. Tai, protingas, tai ieško, kaip aš su tuo gyvensiu ir ką aš galiu padaryti, kas nuo manęs priklauso. Tai vienas dalykas ruoštis ir klausyti tų taisyklių. Nes suprantat, mes kaltinam, ieškom kaltų, kažkas ne tai padarė, kažkas ne tada žinutę parašė, kažkas ten neįjungė sirenos arba kažko. Taigi ten veikia tie patys žmonės, kurie toj naujoj realybėj su naujom šitom sąlygom ir taisyklėm pasaulio tvarkos yra irgi pirmą kartą, o mes ieškom, tarsi jie būtų iš kažkur atkelti ir jie jau būdami šitoj pozicijoj viską žinotų ir nedarytų nei klaidos, nei ten vėliau sureaguotų ar kažkaip. Taigi mes visi esam tam pačiam bliūdė. Tiesiog. Tai tas ieškojimas kaltų arba sakymas, kad jie turėjo 4 metus per karo Ukrainoje pasiruošti, tai ir tu turėjai. Kiekvienas iš mūsų turim prisimti atsakomybę, ką mes padarėm ir kaip aš esu tam pasiruošęs. Nereikia tų grikių pirkti, bet ar tu turi vandens ir ar tu turi kažkokį tai planą, ką tu darysi ir ar tu esi tai aptaręs su artimaisiais ar ten, kai jie būna mokykloje. Tai ką aš turiu pasakyti, kad tu sėdi toj mokykloje, kol tas signalas pasibaigs ir net negalvok neklausyti mokytojos, ar ne? Ir kažkur tai eiti, nes aš tavęs per pusę miesto nepaimsiu. Tiesiog. Tai jeigu tu turi tą informaciją ir tu esi su tai aptaręs, tai kai vyksta gauni sekantį pranešimą, tau nereikia sukti galvos. Gali pasitikslinti, bet tu esi ramus, nes tu toj situacijai padarai viską, ką tu gali. Nes kitų kaltinimas ir kaltų ieškojimas ir nenorėjimas, kad tas mūsų priešas mus pultų, tai čia mūsų yra neatsakomybė. Nes mes gyvenam čia ir iškilo papildomas toks stresas. Rosita, kokie žmonės jūs labiausiai erzina? Mane tai erzina, kurie
ieško kaltų, labai skundžiasi ir skundžiasi viskuo ir aš tikrai tokių sutinku, aš vengiu, bet sutinku. Ir tas kaltų ieškojimas, tai jisai mane, aš nežinau, aš turbūt esu alergiška, nes man atrodo, kad mes kokį darbą bedirbtume, tai kai darom pirmą kartą, mes vis tiek padarom visi klaidų. Nu ką aš be padaryčiau, aš vis tiek nesu padarius tobulai, nežinau, nei paskaitos pravedus, nei prakonsultavus kažko, nieko, vis tiek aš esu tų klaidų padarius. Tai kodėl mes norim iš to kito pareigūno arba kito atstovo, kad jisai pirmą kartą darydamas jau taip užtikrintų, kad čia veiktų kaip automatas. Man atrodo, kartais iš vis sveika ir gyvenime, ir šiaip ir darbe, nebijot pasakyti, kad, čia mano feilas buvo, bet esam komanda ir siekiam kažko bendrai. Nebijot prisimti atsakomybės už padarytą klaidą, nes ką ir jūs sakėt pačioj pradžioj, visi darom klaidų, net ir kažką rašydami elementarų dalyką, nežinau, e-mailą 100 000 kartą, kažkur vis tiek ar klaida padaroma, o kalbam ypatingai apie sudėtingus dalykus, tos klaidos nėra išvengiamos. Tai nėra išvengiamos, bet ką mums duoda tas kaltų ieškojimas? Mes gaištam laiką, ilgą laiką būnam toj negatyvioj savo patirtyje ir tai mus tada, tas visas pasaulis atrodo, kažkoks tai, problemų kalnas. Bet realybėj iš tikrųjų neateis diena, kai tu neturėsi problemų. Mes dabar turim papildomų, tiesiog kitokių. Ir gyvenimas tai vyksta, o tos problemos auga, didėja jų mastas, keičiasi, bet mes irgi mokomės. Iš kiekvienos problemos, iš kiekvienos situacijos mes irgi mokomės. Tai aš taip, bent jau aš taip sakau, kad problemas, tai mes, kai susiduriam su kažkokia problema, tai mes ją galim išspręsti, net jeigu mums nepatinka, kaip mes ją išsprendėm. Bet yra situacijų, kurių mes negalim išspręsti, mes turim tik tai priimti jas ir sakyti, kad, aš gyvenu šitoj valstybei ir aš turiu tokius kaimynus, kokius turiu. Ir aš turiu būti pasiruošęs, kad įskris dronas, gausiu visuomenės informavimo pranešimo žinutę ir turėsiu kažkur tai eiti. Tai nuo to, kad aš piktinsiuos ir sakysiu, čia, valdžia kažkoks politikas vienas ar dar kažką ne taip padarė, sakė darys taip, o iš tikrųjų daro kitaip. Tai čia yra, ką tai duoda. Tai aš visą laiką sakau, žiūrėk, įvyko, ką mes iš to išmokstam ir ką darysim kitaip kitą kartą. Tai čia tas pats, kas vakar suvalgiai kotletą ir buvo be druskos. Tai negi tau dabar apie tai šnekėsi. Jūs, kadangi ir tarnavote kariuomenėje 23 metus ir dabar iki šiol dirbat Lietuvos karo akademijoje, apie tuos psichologinius, emocinius dalykus Lietuvos kariuomenėje, kaip yra ir kaip ugdomas būtent Lietuvos kariuomenėje yra psichologinis mūsų karių atsparumas. Tai kariuomenė turi tokią atsparumui ugdyti privilegiją, kad tą atsparumą iš dalies ugdo ir padeda ugdyti ir sudaro sąlygas pati sistema, pati organizacija. Dėl to, kad jeigu jūs esat, tarkim, civiliai žmonės, niekada neturėję jokio ryšio ten nei su šauliais, nei su savanoriais, nei su niekuo. Jums nenorit jūs nei ginklų, nei turėti, nei esat žaidę žaidimų, nei ten kažką ir galvojat, kad čia tegul jie daro, tai mūsų valstybė per maža ir ta visuotinė gynyba, kito kelio nėra. Dėl to, kad mes, maža šalis esam. Tai kalbant apie tą atsparumą, tai kaip ugdyti tą psichologinį atsparumą, tai jisai nėra kažkoks, specialiųjų pajėgų, kažkoks kankinimas tavęs ilgom distancijom ir tenais kažkokiais tai kitais dalykais. Bet kas tai yra, tai gebėjimas grįžti į tą savo normalią būseną, kada tu gali funkcionuoti labai greitai. Tiesiog vyksta ta situacija, tas stresorius veikia nuolat ir tu labai greitai grįžti. Ir kariuomenė padeda, nes tų pratybų ir tų diskomforto sąlygų, jinai suorganizuoja tau, nori tu to ar nenori.
Ir tu tą savo atsparumą gali didinti net pats to nežinodamas, dėl to, kad tavo slengstis to atsparumo yra kitas, nes tau organizacija sukuria sąlygas ir kontekstą. Turiu omeny, kažkasgi atsakingas už tą kovinę parengtį, už tas pratybas ir ten taip toliau. Ir sakau organizacija. Tai žmonės, kurie tą daro, tai jie tą padaro ir tu nori, nenori, tu turi praeiti. Tu nori gauti karinį laipsnį, turi praeiti. Nori išmokti šaudyti, pradžioj mokaisi kursuose, paskui praktikuoji daug, kaip ten ką laikyti, kaip pasidaryti ginklo saugos ten patikrai ir ten visus kitus dalykus. Tai tu darai daug diskomfortą keliančių dalykų, kuriuos tau organizacija padaro. Kitas dalykas, kalbant apie vadus ir apie vadų rengimą, tai nėra kitos daugiau aukštosios mokyklos, kur po 4 metų studijų tu ateini ir tu gauni 30 pavaldinių. Kariuomenė yra ta situacija, kai tu ateisi ir tu gausi, tu jų nepasirinkai. Kai kurie iš jų yra pašaukti, kai kurie yra, tu jiem esi 7 arba 15 būrio vadas, profesionalai ar ne, ir tu turi su jais mokėti dirbti ir tu esi jau visko pabandęs šiaip, nes, tai kai tu esi kariuomenės dalis, tai to diskomforto sukūrimas yra organizacijos, dalykas ir tiek. O kai tu esi civilis, kuris nenori turėti jokio reikalo ir nenori nieko apie tai žinot, tai tau šiek tiek sunkiau. Lyderystės kursą irgi vedat Lietuvos karo akademijoje, tai jis turbūt yra labai svarbi dalis padedanti taip įvesti. Taip, tik tai tiek, kad matot, kai ateina žmogus su patirtim, tarkim, jisai jau tarnavo šaukime arba iki karo akademijos turėjo kažkokių patirčių kitur civilėse, kažkokiose įstaigose, jie jau turi tos darbo patirties. Pradžioj, kol tau atrodo, kad viskas čia galiu išmokti, tai pagrindinis dalykas tai suprast, kad netgi jeigu tu suprasi, tai dirbant su žmonėm vis tiek jie tave nustebins. Ir vis tiek vadas visada prisiema atsakomybę. Taip yra. Tai turbūt priimti tą, kad aš labai stengiausi, bet aš kadangi atsakau, ir galiu nukentėti nuo savo pavaldinių kažkokių tai veiksmų arba neveikimo, irgi duoda tam tikrą tokį, suvokimą, kad, ne viskas nuo tavęs priklauso. Rosita, ar kariuomenėje verkiama? Yra nemažai, nežinau, įsivaizdavimo, kad kariuomenėje visada žmonės yra vienos būsenos, viską žiūri rimtai, kartais pajuokauja, kai vadai nemato, bet tos emocijos turi būti paslėptos, galbūt šitas dalykas jisai atėjęs ir iš mūsų tėvų laikų, iš Sovietų Sąjungos, kad tas emocijas reikia slėpti, jų nerodyti, tai nėra vyriška, jeigu kalbam apie vyrus, tai nėra kariška. Tai klausimas, ar kariuomenėje verkiam? Aišku, verkiama ir kariuomeniai, ir visuomeniai. Tik tai apie tai mažai kalbama ir dar mažiau rodoma, bet aš manau, kad tai yra normali emocija ir verkimas, aš tai iš vis sakau, kad jisai gali padėti susitvarkyti su tuo krūviu emociniu, kuriame tu esi. Svarbiausia, kad tu galėtum verkti, nes ne visi gali, kai nori, bet ne visi gali. Tai nežiūrinti tai, kad apie tai niekas garsiai nenori šnekėti, bet realybėj tai yra visai. Aš kodėl paklausiu tai, nes mūsų kariai yra tie patys žmonės, mūsų tėčiai, broliai, mamos, sesės, ir jie yra tokie patys žmonės, mes tiesiog jiems esam be galo dėkingi, kad jie gina savo šalį, mūsų visų valstybę. Ir reikia nepamiršti, kad dar kartelį, jie visi yra mūsų bendruomenės dalis, jie yra mūsų artimieji. Tai mes esam be galo dėkingi Lietuvos kariuomeniai už tai, ką jie daro, už tai, kad
suteikia pasitikėjimo institucijoms už tai, kaip komunikuoja krizinių situacijų metu, tai yra pavyzdinga ir kad, suteikia pasitikėjimo ir pasididžiavimo mūsų valstybė. Jo, ir tas postas, kur buvo lagaminų krautis nereikia, tai tikrai aš nežinau, kas įrašė, bet labai daug ir komunikacijos specialistų iš civilio gyvenimo labai sakė, čia yra kažkoks meistriškas lygis. Kaip psichologija pritarėte, kad geras toks labai Taip. Nuraminimas. Turėtumėt gal pridurt kažką tam postui dar? Tai postui tai pridurt nenorėčiau, tik tai norėčiau grįžti prie to jūsų pasakymo, kad kariai yra ta pati visuomenė. Tai tikrai kariuomenė yra sumažintas visuomenės tas kiekis ir labai smagu, kad šiai dienai kitose organizacijose, tokiose kaip karinės komendantūros arba šauliai, yra daug žmonių, kurie nori priklausyti ir kurie jungiasi tam, kad nebūtų tos nežinomybės. Ir tarkim, jeigu žiūrint iš to stresoriaus ar ne, karo grėsmės mažinimo, tai priklausimas kažkokiai organizacijai vis tiek yra tą nerimą mažinantis veiksnys, dėl to, kad tu vis tiek jau žinai, ką tau daryti, ar karo metu, ar kai gauni žinutę, tu gauni ir iš tos organizacijos greitai tam tikrą informaciją. Tai aš sakyčiau, kad visuomenė turbūt turi labai daug lūkesčių, tarkim, tiek apie kariuomenę, tiek apie kitų institucijų darbą, tai kariuomenė yra atsparesnė dėl to, kad jie tą nuolat mokosi, praktikuoja, kauptukus pakeičia dronai ar ten kažkokius ietis ir taip toliau, jeigu taip žiūrint iš istorinės perspektyvos. Bet pats principas tai yra tas pats. O visuomenė labai į tą uniformą, tarkim, žiūri kaip į tokį iš karto atsparumo tą tokį ženklą, nors iš tikrųjų tai ne iš karto tu ten tampi toksai atsparus ir ne iš karto tu tenais praeini ten 5 metus pratybų miške. Ir kitas dalykas, kalbant apie emocijas ir apie jų valdymą, tai kariai irgi žmonės irgi patiria tas emocijas ir tarkim, jeigu natūraliai tam, kad emocijas geriau reguliuotum ir ten neapšauktum nei savo to pikto viršininko, nei kažko, tai žmogui reikia tokių 2 pamatinių dalykų, tai yra miego, maisto, to miego kiekio normalaus, tai o įsivaizduokit, kad jeigu tu pratybose ir ten ilgalaikėse, tai tu ir neturi to miego reikiamo kiekio. Ir tada ateina toks savęs pažinimas ir kaip tu tavo tų emocijų negali sureguliuoti ir kaip labai greitai tave erzina kažkas ir panašiai. Tai čia irgi yra toks, dar žmogui supratimas, kad tas karys irgi turi ir mamą, ir jo vaikas gal buvo darželį tuo metu ar dar kažkur, kad jis irgi žmogus ir irgi turi tų artimųjų, tai jisai gali irgi padaryti klaidų, tai kaip ir medikas. O kaip tuos artimuosius, pavyzdžiui, nuramint, pavyzdžiui, mamas, kurios nenori išleisti savo vaikų į kariuomenę, būtent pašaukus? Aš tai sakau, kad jūs kaip tik leiskit, nes bus šeimoje nors vienas, kuris moka naudotis ginklu ir žino, ką daryti. Tai tu jau iškart daugiau žinosi informacijos, nes tave jisai jau grįžęs edukuos, ką tau reikia daryti, gavus žinutę ir kad kokia čia grėsmė ir ar čia išsigalvojimas, ar čia realu, tai tiesiog dėl tos informacijos būtinai reikia leisti vaikus į tą kariuomenę. Ir tuo labiau, kad negirdėjau nei vieno, kur kažkas su tuo vaiku pablogėjo, kad pagerėjo, tai daug esu girdėjus ir yra dalis mamų, tik jos tyli, kurios tiesiog meldžiasi, kad tas vaikas būtų pašauktas. Bet čia irgi toks, dviprasmiškas dalykas, nes, tai ne atitaisimo įstaiga yra tų vaikų, ar ne, bet tam tikrų dalykų priežasties pasekmės ir paklusnumo ir tam tikro
galų gale tvarkos, tai jisai tikrai išmoks. Bet svarbiausia, kad jisai žinos, ką daryti, jeigu ką, ir tu žinosi. Mano pagrindinė žinutė, kurią įsinešu, tai yra kontroliuokim tai, ką galim kontroliuoti. O aš išsinešu pamąstymą, ar man mažinti to telefono, ar nemažinti, nes vienas dalykas, taip, gal man suteiktų tai ramesnį miegą, bet aš su tuo telefonu įsijungiu kažkokius memus, pasižiūriu, pasijuokiu ir tada negalvoju apie kažkokius nerimą. Ir Martynas 3 telefonus turi, tai čia dar kitas. 4. Tai čia gal irgi va tas, kaip sakėt, kad kiekvienam savo tas kažkoks metodas, kaip mažinti tą nerimą, tai kažkam gal kaip tik va kažkokio pasijuokimo daugiau paieškojimas irgi gali būti metodas. Tai taip, tai yra žmonės, kurie žiūri serialą arba kažkokius ten juokelius ir tam telefone, arba ten Duolingo mokosi kažkokios neįprastos kalbos. Tai aš ne už tai, kad reikia čia jau įstatymus tvarkyti šitą telefonų kontrolę, bet už tai, kad pažiūrėt, kaip tau veikia. Tai 3 dienas išbandyti kitokį metodą ir kitokį jo vartojimą irgi, čia tiesiog eksperimentas, kurį gali padaryti. Ir kažkaip sakiau, kad svarbiausia yra neskaityti komentarų po ten tais straipsniais, nes tikrai garantuotai sugadinta. Va šitą tai uždrausti nuotaika. reikia, iš vis komentarų rašymą, viską. Ne, komentarų Juokauja, rašymas tai toks išsiliejimas yra, bet jeigu žmogus skaito ir dar galvoja, kad tai yra tiesa, tai užtrunka. Kaip parašyti žmogui, tai užtrunka. Ir jeigu jisai nerašytų ir neskaitytų komentaro, vietoj to paskaitytų 3 minutės knygos pusę puslapio, tai kaip jis jaučiasi geriau, ką paskaitęs ir ką padaręs. Tai su tuo telefono vartojimu tai yra pilna erdvė eksperimentams. Pasižiūrėt galima. Kaip tu pats. O ką daryti tiems, kurie dabar labai nerimauja, kad jų registrų centro duomenys tie nutekinti? Kaip susitvarkyti dar su šitu nerimu? Tai tuoj greitai bus kažkokia kita žinutė ir tada bus kitas nerimas. Tai išbūti su juo nieko nekeičia. Pripažinti savo, kad aš dabar nerimauju, nupiešiau visus galimus scenarius, bet taigi amžinai tai nesitęs. Net jeigu tu nerimausi, tai mūsų smegenys tų tokių ryškių emocijų ilgai neištveria. Tai adaptuosies prie to. Ir kaip tik dabar šansas padidinti savo budrumą, nes visi kibernetiniai nusikaltimai didelė dalis būtent yra pagrindžiama, eina per tuos psichologinius manipuliavimus. Tai būtent dabar esant tam lauke susipažinus gal labiau bus mažiau tų tokių išpuolių. Aš tai sakyčiau, kad ne apie išpuolius, bet apie tų duomenų panaudojimą. Yra tikrai žmonės iš to kibernetinio saugumo srities, kurie jau dabar po įvykio jie rekomenduoja tam tikrus dalykus. Ten dvigubas autentifikacijas ir gautus e-mailus, taip budriau žiūrėti ir visa kita. Tai galbūt tu tą reiktų pasidaryti pradžiai. Ir mano jau tikrai paskutinis dalykas vėl apie memus. Yra toksai populiarus memas, kad 2016 metais buvom patys laimingiausi ir daugiau niekada nebūsim tokie laimingi kaip 2016 metais. Galite pasakyti, būsim dar tokie laimingi ar ne? Tokie, kai buvom 16, tai jau tikrai nebūsim, nes mūsų versija jau kiekvieno yra 26 dabar. Bet aš galvočiau, kad jeigu mes norėsim mokytis atsparumo, greito mokymosi, lankstumo ir pastebėjimo gerų dalykų kiekvieną dieną, tai galim būti ir laimingesni negu 2016 metais. Man atrodo labai graži pabaiga. Ačiū Rosita, apie gražius dalykus kalbant, man atrodo buvo nuostabiai gražus, prasmingas ir įdomus pokalbis su jumis, daug naudingų patarimų. Kontroliuokim tai, ką galim kontroliuoti ir džiaukimės gražiais dalykais, nors jeigu jie ir yra labai maži. Ačiū Martynai, ačiū Rosita ir iki kitų kartų.